krepšinio pasaulyje. Tęsime programą Krepšinio pasaulyje ir tęsime iš čia, kur Liepos 6-ąją oranžinis kamuolys pradėjo kelionę po Lietuvą, varom už Lietuvą. Ir rugpjūčio pabaigoje apkeliavęs 60 miestų ir rajonų nukeliaus į Panevėžį ir bus perduotas Lietuvos vyrų krepšinio rinktiniai, kurio sudėtyje galbūt ir bus 19-metis Jonas Valančiūnas, kuris davė mums išskirtinį interviu apie savo svajones, apie tai, kaip jis ką matė, ką išgirdo NBA, kai buvo pašauktas tenai. Aukščiausias jauniausias yra Jonas Valančiūnas iš Utenos. Jo dabar ūgis yra 2,5 m ir jisai yra metais jaunesnis netgi šitoj rinktiniai. Jisai yra vienas iš stipresnių kandidatų, sakykim taip. Vienas iš stipresnių kandidatų. Jisai jau, kiek aš žinau, gal keletą sezonų jau yra tenai. Bent jau treniravosi su vyrais. Bent jau treniravosi. Kiek ten žaidimo laiko jisai gaudavo, tai negaliu pasakyti, bet treniruotis treniravosi. Prabėgo daugel metų, kol išsipildė jos svaja. Prie namo žirgas pabalnotas ir tėviškėlė jau laisva. Mamyte, nupirk žirgelį, aš jau suginti Lietuvos. Mamyte, nupirk žirgelį, sūnelis tėviškę vaduos. Mamyte, nupirk žirgelį, aš jau suginti Lietuvos. Mamyte, nupirk žirgelį, sūnelis tėviškę vaduos. Sakė, na, čia žvaigždė auga, iš jo bus puikus krepšininkas. Ar jau tada galvojai, kad gali siekti, ar apie NBA dar visiškai ne? Čia labai įdomus klausimas. Aš tiesiog dar tada apie nieką negalvodavau, dar mano pagrindinis buvo gal uždavinys išaugti iš to vaikų krepšinio. Tiesiog galbūt pasisemt kuo daugiau žinių, ką man teikia treneriai, ką man teikia aplinkiniai žmonės susijęs su krepšiniu ir galbūt vieną dieną žengti vyrų krepšinį. Tai galbūt tas apie jokius NBA aukščiausias lygas tikrai negalvodavau. Tavo pirmoji trenerė puikiai, gražiai apie tave pasakojo, bet pasirodo, nebuvai toks jau užsispyręs, kad tai tik krepšinį išbandėjai. Iš pradžių mamytė atvedė. Nori treniravais, o paskui kitas sporto šakas. Primink, kokias buvai pasirinkęs? Aš buvau pasirinkęs ne sporto šakas, bet turbūt šokius buvau pasirinkęs. Tai mano vienas buvo... Liaudiškus ar pramoginis? Liaudiškus. Aš manau, tikrai jie mane pamaišė, nes ir koordinacijai padėjo. Iškart, žinokit, pirmą dieną, kai manęs atvažiavo į Uteną pažiūrėti mano agentas būsimas, tai jis pasakė mano mamai, sako, jis seniau nelankė šokius, sako, nes pas jį koordinacija yra. Sako, mama, jo, jis lankė šokius. Tai manau, šokiai man tik tai padėjo visai. Partnerė aukšta ar žema buvo? Tada buvo vyresnė, nes savo metų mano ūgio nebūdavo partnerių, bet po to išaugau visas partneris ir vyresnės ir likau be partneris. Tai teko mest šokius. Mano vardas Jonas Valančiūnas, aš iš Utenos, žaidžiu centro puolėju, mano ūgis 2,8 m. Mano pirmoji trenerė buvo Sinilga Bartaševičiūtė, o dabar yra Gintaras Regina. Juk keliausim į New Yorką. Kada tu NBA žais žvaigždžių dienoje?
Jis lietuvis Jonas Valančiūnas. Labai gerą klausimą uždavė. Nežinau, žinokit, tikrai gal iš vis netiek žaisti NBA žvaigždžių dienoje. O gal kiekvieną sezoną. Nežinau. Šitą tikrai neatsakysiu. Nesitinginys. Nežinau. Kaip kas sako, nesu labai toks tinginys. Tai gal ten botagai geresni už Atlanto. Tikiuosi, nereiks botago. Kiek turėjai trenerių? Per visą savo karjerą krepšinį. Taip. Su Daug. rinktinėm, su... Žinokit, tikrai labai daug trenerių turėjau. Galbūt neišvardinsiu visų, kurie buvo padedantis, kurie buvo pagrindiniai tiek treneriai. Bet labai visiems dėkoju, kad man padėjo taip ir... Aš galvoju, kad Rimui Kurtinaičiui tu turbūt labiausiai dabar dėkoji ir jį prisimeni, nes aš pamenu jo treniruočių metu, kaip tu man skundės, kad tave, nuvarys, tu mirsi, tu neįtinki jam, tu... Ne tai, kad nuvarys, bet tikrai gaudavau nemažai, pylos nemažai, riksmų, bet tikrai esu labai dėkingas jam, nes tikrai padarė šaunų darbą su manimi. Ir turbūt lyginant su kitais, ypač svetimtaučiais, tau ir daugiau žaisti tada minučių leisdavo Rimas. Tikrai nesiskundzdavau ir minutėmis, aišku, svarbiose varžybose dar tikrai nebuvau pasiruošęs, kad mane leistų kaip pagrindinį žaidėją, bet prieš silpnesnės komandas LKL tikrai gaudavau labai daug minučių. Balnokit broliai žirgus, balnokit broliai žirgus, balnokit broliai žirgus, reiks karan joti. Balnokit broliai žirgus, reiks karan joti. Paduok sesule kardą, paduok sesule kardą, paduok sesule kardą, reiks priešą kirsti. Paduok sesule kardą, reiks priešą kirsti. O jeigu aš negrįšiu, o jeigu aš negrįšiu, o jeigu aš negrįšiu, žirgelis parneš. O jeigu aš negrįšiu, žirgelis Aš buvau apstulbęs, aš negalvojau, kad galėčiau jau tokių metų galėčiau pereiti į tokią komandą, tokią meistrų komandą, bet tikrai buvau pamalonintas. Aš tikrai visada buvau laimingas, nes kai tokie dalykai užeina, tu gali pagalvoti, kas būna kitiem, kas negali vaikščioti, kas negali kalbėti, kas negali matyti. Juk aš, nors ir nebūtų ten krepšinio, vis tiek aš būčiau laimingas, nes aš galiu vaikščioti, aš galiu kalbėti, aš turiu draugus ir viskas labai gerai man. Aš turbūt esu pirmas, kuris išėjo į aukščiausią lygį LKL, būdamas dar moksleivių lygoje. Tapau LKL čempionu bei užsimau Lietuvos krepšinio lygos žiedą. Turbūt gal reikia kantrybės, ugdyti valią, kaip sako, ir užsibrėžti savo tikslą, ko pats nori. Jeigu visi tai padarytų, tai būtų vien krepšininkai, turbūt. Tas ir yra gal krepšinio bruožas, kad per negaliu reikia padaryti. Stengiuosi tikrai nepasikeisti, stengiuosi tokį padėmesį išlaikyti visiems ir stengiuosi nepabrėžti, kad oi, čia va kažkas iš NBA ar kažką. Toks pat paprastas žmogus, žinokit. Telefonų skambučių daugiau, šnekina gatvėse, parduotuvėse irgi daugiau žmonių. Bet maloniai, viskas tvarkoja, aš tuo sutinku, man malonu pakalbėti su kitais žmonėm, viskas labai gerai. Girdėjai, kaip Arvydas Macijauskas, atrodo, nieko blogo nepasakė, kad nežaistų Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje ir kokie mūsų žmonės yra. Tau irgi reikia saugoti save, globoti save ir naktim nevaikščioti. Tai va, stengiuosi naktim nevaikščioti. Kada mes
padarysim Utenoje, Vilniuje ar Kaune interviu, kai tu išvyksti, atsisveikini su Lietuva ir Aš padedi. manau, tikrai būsit informuotas, kai aš išvykinėsiu, nes dabar tikrios datos nežinau, nes bus tai tik po metų, tai būsit informuotas. Geriausias pasaulio čempionate, geriausias Lietuvos 19-mečių rinktinėje. Bet ar jau kiek procentų tiki, kad pateksi į Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę, kuri kovos Lietuvoje už mūsų garbę? Aš klystu, aš nesutinku, kai jūs sakot geriausias. Be savo komandos U19 tikrai nieko nebūtų nieko neišeitų, nes visi vyrai. Jeigu nors vieno, manau, trūktų, mes tikrai nieko nepadarytumėm gero. Tai negali būti vieni nuopelnai man. Tegul laimina aukščiausiasis mūsų krepšinio viltį Joną Valančiūną, visus mūsų jaunus Lietuvos krepšininkus, o ir svarbiausia nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė, kuri po savaitėlis renkasi pirmąją treniruotę ir kruopščiai ruošis Europos vyrų krepšinio čempionatui, kuris prasidės Panevėžyje. Tad suspauskime kumščius, palinkėkime vieni kitiems sveikatos, ištvermės ir džiaugsmo, kad rugsėjo viduryje Kaune būtų, kaip ir visoje Lietuvoje, pati džiugiausia, laimingiausia diena. Iki pasimatymo, susitiksime po savaitės. Krepšinio pasaulyje